vakaras, ponos ir ponai. Sveiki atvykę į mūsų laidą MTV UPS. Norėčiau paprašyti visiems berniukams ir mažamečiams išsijungti televizorius arba pakeisti kanalą, nes šiandien per mūsų laidą mes turėsim tikrai nepadorų turinį. Aš kokio gero dabar visi vaikiukai tikrai nedings nuo kanalo, tai aš pasakysiu, bus žiauriai nuobodu pas mus šiandien. Kalbėsim apie politiką. Mūsų tema yra žemės ūkis. Žemės ūkis, taip. Ir bulvių derlius šiais metais, kaip žinia, nėra pats geriausias mūsų šalyje. Teisingai. Kalbėsim apie subsidijas. Apie subsidijas mūsų antroje laidos dalyje ateis pas mus kaimo plėtros departamento vadovė Kazimiera Šustauskienė, kuri papasakos mums apie ne tik apie bulvių derlių, bet taipogi ir apie kviečius, išmoks auginti svogūnus. Kalbėsime taipogi mūsų laidoje apie agurkams būdingas ligas įvairiausias ir kaip nuo jų saugotis. Taip, kad mūsų iš tikrųjų laukia labai nuotaikingas vakaras. O jis laukia mūsų todėl, kad šios laidos tema yra pornografija. Tai yra, mes šnekėsim truputį apie, taip sakant, pimpalus, kokio dydžio reiktų turėti, taip sakant, savo pasididžiavimą, norint filmuotis heteroseksualiniuose scenuose. Kokių įgūdžių reikia valdyti? Kaip greitai reikia, taip sakant, šitą daiktą pirmin atgal judint tam, kad kadras būtų geras ir taip toliau. Taigi, pirmas klausimas mūsų nuolatiniai viešniai, Ryžai. Kiek tau pompų reikia? Ką vakar žiūrėjai? Gerai, paklausiu kitaip. Ar žiūrėjai vakar porno filmą? Vakar ne. Aš irgi neturėjau laiko, nespėjau pažiūrėti. O į porno saitą užėjus buvai? Vakar. Vakar ne. Gerai, o šiandien? Taip. O koks tavo mėgstamiausias porno saitas? Ups. Tube. Yra toks? Jo, yra. Ups. Ups. No tube ar PornTube? PornTube. PornTube. Man atrodo, jie porn. Ir ten streamina videos? Jo. Bet čia mėgėjiškas tokie, ne? Visokio. O PornTube, taip? Gerai. Aš žinau tokį food.com. Food.com. Jo, bet jie skelbėsi, kad jie yra YouTube for porn, of porn. Man tai patinka indie. Ups. Ups. Nudes? Ups. Bet ten yra irgi streamas, ar tu turi prisiloginti? Net tenais realiai yra kažkoks menininkas, kuris mėgsta erotiką, bet kad prisivailiuoti visokių kitokių padugnių, žinai, kad būtų hitų, tai jis ten vieną kitą tokių, turi tiesiog linkų visokių. Hardcore kiškai. Jo, tai jeigu to patinka plaukotų moterių, žinai, gali kažką surasti, bet jeigu mėgstai gero meno, tai ten irgi galima visokių dalykų surasti. Aš tą progą užeisiu į kokį nors websaitą pažiūrėti, jūs galite pasišnekėti čia tuo tarpu. Prašome manęs nefilmuoti žemiau juostas šiandien. Tai gerai, tai kol Sinickis tada naršo, gal mes tada apsitarinėjom. Ką reikėtų pasakyti apie pornografiją, kad būtų sėkminga laida? Reikia duoti linkus į free websites. Taip. Taip, radau jau kažką. Free website labai svarbu. Galim kalbėti apie preferencijas ir apie iškrypimus. Fetišus, a ne? Gėjus, lesbietas. Ne, čia... Aš žinok, esu dalyvavus. A, B. Biški dar anksti man. Gerai, čia. Bus linksma. Ačiū už temą. Apie Žiūrėt, fetišą? turi dienos pornografinius filmus. Aš? Nėra laiko. Būtent. Apie pornografiją. Bet mielai pažiūrėčiau. Į ką? Šiaip taip. Nes man gražu, pavyzdžiui, man tai yra menas. Žiūrint koks. Man tai yra menas. Nu kaip, man patinka, kai ten visaip taip. Kai matas viskas. Yes. Ir kai su gyvuliukais visai. Ne, gyvuliukas yra kitas dalykas. Nu, kam čia gyvūnus? Kam čia gyvūnus kišti visą šitą?
O be to Danijoje tik prieš 2 metus yra uždraustas žvėrių pornografija. Gyvūnų, žvėrių. Bet šiaip Danija yra pirma šalis, vat, man atrodo, Kur legalizavo. 60 kažkelintais, kurie legalizavo pornografiją. Aš tiesmeniškai, būdamas toks liberalus, koks esu, nežinau, kodėl žmonės priešinasi tam. Vat, manau, Aš kad irgi nelabai. tai, kas yra tabu, yra sukurta mūsų visuomenė tam, kad kažkas lieptų. Todėl, kad tyrimų duomenimis pornografija žiūrima per daug ir per dažnai skatina seksualinius nusikaltimus. Kokius? Irgi buvo eksperimentas padarytas. Prievartavimus, vaikų tvirkinimus ir taip toliau, kas yra, kam yra skirta baudžiamoji atsakomybė už tokius dalykus. Ne, nu, čia Taip, jau kad- rimti nusikaltimai, be jokios abejonės. Čia kalbame apie tos dalykus, kada jau yra į tai įjunkama, žinai, kai negali nei dienos praleisti be pornuškės. O O kitas tu gali nors eksperimentas. dieną praleisti be pornuškės? Galiu. Nu, va. Aš multikus mėgstu. O tu ne? Anime, To Man tai yra Manga, kaip manga, poras. hentai. kaip pornas pornografija? Taip, O seksas? irgi. Ko mėgstai? O kas labiau pornografija ar seksas? Tai koks skirtumas? Pornografija ir seksas. Tomai, tau netrodo, kad tu keistai kažkaip sėdi, tas fotelis kažkaip taip tolokokai. Šiaip Ups. gal reikėtų atskirti savoką, žinai, nu, koks seksualinis turinys jau tampa pornografija. Koks seksualinis turinys tampa pornografija? Pavyzdžiui, Tada, kuomet skatinami, dabar kaip čia suvelt, Labai protingai pradėjai. tai tu ir pabaig tada, jeigu supratai. Pagal tą pačią raidą, tai aš beigčiau ble. šitą, aš manau, pornografija, dabar aš Ne, jis prisimenu, skatina kažkas man... instinktą, o erotika Man čia skatina iš tikrųjų yra visiškai Pabirbalaikų tam. bochum, ką jis skatina. Jeigu tu esi pakankamai, jeigu tu esi per se iškrypęs, tai tu, nuo to, kad tu pažiūrėsi 10 porno filmų vietoj 5, tai tu daugiau bobų prievartauti nepradėsi. Tai čia jau yra čia. Aš galiu žiūrėti 24/7 ir nieko aš jokiai bobai nepadarysiu. Nes tai yra Reiktų pabandyti eksperimentą. arba tu esi sveikas, arba vyrui for that matter. Nes, lygiai taip pat galima sakyti, jeigu tu žiūrėsi 50 dienų iš eilės, būdamas, pavyzdžiui, heteroseksualas, tu tapsi gėjumi. Jeigu 50 valandų porno pažiūrėsi gėjiško, pavyzdžiui, tu netapsi. Lygiai taip pat, jeigu tu iš prigimties esi prievartautojas ir žudikas, tai tu ir būsi žudikas prievartautojas. O ne, aš žinok, pritariu. Aš sakyčiau, kad Nebent tu pradėsi žiūrėti 13 metų ir tai porno šiuo suformuos tavo atžvilgiu- asmenybę, bet aš visiškai nesutinku su to. Ups. Mano kamuolys. Aš pritarčiau, aš sakyčiau, kad porno šiuo atžvilgiu veikia kaip katalizatorius. Jeigu žmogus jis yra turi va, ten. kažkokį polinkį būti obsesyvus, bet jis gali būti obsesyvus ir su kašė, ir su pornukė, Bet ir su pavyzdžiui, kažkuo kitu. Amerikoje vienoje iš valstybių, dabar nesiminsiu kurioje, nes jų man ten per daug yra, buvo uždrausta pornografija, sklaida jos būtent. Ir seksualinių nusikaltimų sumažėjo 50 ar kažkiek procentų, o po to vėl, kai vėl tie draudimai buvo panaikinti, vėl Gal padidėjo. padidėjo? Čia ko gero buvo viena iš tų Midwestern vidury Amerikos bepročių valstijų, ne? Kur ir šiaip visi nesveiki. Tai... Man irgi Tai va, atrodo, aš dėl to jeigu sakau, yra žmogus tiesiog normalus, tai katalizatorius. kas čia Jeigu gali būt? žmonės iš vis, jeigu jie yra tokie impulsyvūs, neprotingi. Bet kokia atveju, pavyzdžiui, tu pasižiūri, tarkim, kažkokį, nežinau, bondažinai kokį nors filmuką. Ta prasme, sadamazo. Aha. Tai tau gal kyla minčių, žinai, o blemba, gal čia antrankius reiktų panaudoti, arba gal čia botagėlį. Gerai, bet Supranti, pavyzdžiui, tai- seksualinis gyvenimas yra, aš manau, svarbus dalykas vienai par kitai. Pavyzdžiui, jeigu atsiverstum kokį Kama Sutra knygą, žinai. Tai ką, ar tai yra pornografija ar nėra pornografija? Vis tiek kai kurios kultūros laiko, kad tai yra svarbi savirealizacijos kažkoks būdas. O pas mus, kai va, tas seksualumas yra tabu, visi slepia ten, oi, mano putytė, ar čia kažkas, ar čia negalima taip rodyti, ar tai čia yra taip blogai. Pas mus mes esame neigiamai užkoduoti, žinai. Ir tada, kai pamatom tą seksą, tai... Aš tai sutinku su to, Tampam kas gyvūnais. draudžiama tada tas... Nu, matai, aš tai galvoju apie tuos dalykus, kad drausti nereikia, bet tai turi būti tam tikra amžiaus cenzūra. Aš tai nesutinku su tuo, nes manau, kad kiekvienas žmogus... Ups. Tomai, nu,
pasidžiaugim, Tomu. Kiekvienas žmogus turi jausti atsakomybę prieš save ir panašiai. Ir jisai, Nu, kaip jeigu paauglys gali jausti atsakomybę? Nu ką reiškia, tai jisai dabar pažiūrėjęs, turi eiti žudyti ar ten prievartauti kažką, nu nesąmonė, jeigu tau parodys Paauglys kažkokią, kad... formuojasi, jisai nesupranta, jis daro tai, ką mato, ką suaugusi Nu, daro. aš to tai Žinai, netikiu. tau sako, paauglys neturi Nu, atsakomybės. labą Nu, jis dieną. tikrai Paaugliai, jūs neturite atsakomybės. Nu, tikrai pagal neturi. Nu, Silvą. nesąmonė, Silva. Kaip jie neturi. gali neturėti Nu, atsakomybės? neturi ir jie net neturi savisaugos instinkto. Jisai formuojasi nuo 18 metų iki 20 kažkelių. Aš tai galvoju, iš vis dabar va tokia idėja man šovė, kad pornografija beje yra dar labiau tikra negu visa ta vaidyba, teatras ir panašiai. Nes ten realiai žmonės dulkinasi, realiai žmonės baigia ir realiai žmonėm kartais netgi patinka. Ir tai yra labiau tikra negu o, Marija, nepalik manęs. O, Rodrigo, tu turi vaiką su Kasandra, aš tave palieku. Aš visą manau, Ir kas tai yra yra kur užslėpta, kas, tas yra va labai tai blogai. beje, turi dar blogesnės įtakos, daro dar didesnę žalą mūsų jaunimui ir paaugliams, kurie tai mato 24/7, negu ta pati pornografija. Nes prisižiūri šitų meksikietiškų nesąmonių ir po to visi nori gyventi dideliuose Nu, tai būtent. namuose ir todėl ir miega su italais ir su britais, kurie atvažiuoja į Vilnių. Ir įsivaizduoju, That's kad the taip turi point. būti, kad meilė tai yra ten vestuvės ir žiedai ir paskui vaikai, namai ir panašiai. Taip, žiūrėkit pornografiją galų gale. Nu, nebūtinai pornografija, bet tai iškreipia suvokimą. Kad būtinai reikia dabar man Jo, tai apsiženyti, paskui turėti namą, paskui Kaip tada turėti vaiką. tas Nu, reiškinys, nesąmonė, kaip kiekvienas žmogus vaikų pornografija, kur tvirkinami vaikai. Nu, čia tai yra o baisu. dabar mes jau įlindom. Aš manau, kad jeigu yra sąmoningai ateina suaugę žmonės, nueina pas producerį ir sako, mes norim nusifilmuoti, nes mes dulkinamės ir tai, pavyzdžiui, yra labai daug porų Amerikoje, jo, jo. kurios tai daro. Aš nematau nieko blogo, jeigu toks kaip aš arba kaip Jurgis nusprendžia irgi su savo žmona pažiūrėti, arba aš su savo mergina. Aš tai esu vojeristas, aš matau, I see pavyzdžiui, jeigu nothing pamatyčiau bad. žmonės pliaže besižioplindami, O aš tai prieičiau ir papšėknuočiau per patį. Gerai. Pagavai bangą gerą čia. Judesiukas geras. O, nepaleis, čia jau. Kinai touch? Va, o jeigu Dar jeigu ką, kalbame, tu tai gali iš galo, žinai, ir turbą jungti. vaikų pornografija tai yra paprasčiausias nusikaltimas, tai yra against the law. Tai mes apie tai kalbam kaip apie nusikaltimą ir tai nėra Bet tai yra toj pačioj rinkoje. Palauk, tai yra toj pačioj rinkoje, bet tai yra lygiai taip pat, aš traktuoju vaikų pornografiją, lygiai taip pat, kaip aš traktuoju kišininkavimą viešuosiuose pirkimuose. Tai yra lygiai toks pat nusikaltimas, tai mes vertinam labai paprastai. Tai yra against the law. Tai yra prieštarauja įstatymui ir viskas, čia nėra ką diskutuoti. Tomai, Vaikų aš tau duosiu pornografija yra nelegali. labai gerą Period. pavyzdį. Vat aš jeigu kažkas... O jeigu yra legali pornografija, tai ji yra legali. Ne, bet koks yra tas legalumas, žiūrėk, va, tai yra labai, man vienintelis dalykas, kas, žinai, biškiai kraupų pasidaro dėl tos pornografijos, yra, va, kad yra vaikų nekaltybės atimimas, va, kas iš tikrųjų galėtų būti baudžiama, va, žiūrėkit, kas yra tarkim, su vaikai? kirviu, žinai. Bet, ir tas man yra baisu, bet pagalvok, pavyzdžiui, Japonijoje yra labai paplitę animacinis pornucha. Tenais mergaitės atrodo kaip, 12 metės, žinai, tokiam, be jokių plaukų, trumpi sijonukai, moksleiviniai. Tokį dalyką aš galiu pateisinti, nes tu nedarai žalos niekam. Iš esmės, bet ten taip pažiūri, vat, kas ten sukūrė, tai pavyzdžiui yra kažkokie 12 metų mergaitės įskietus ir kažkoks ateivis, žinai, su tokiu, vat, tipo falų dydžių tentakulų, žinai, kur daro ten visokių, Didelis. Žodžiu, ir baisus. Ir pagalvoju, kad tas žmogeliukas, kuris sukūrė, tai turi būti tikrai gerokai iškrypęs. Bet, pavyzdžiui, Izraelė tai 16 metų jau gali vaikai filmuotis pornografinėse filmuose. Mes neturim, visi pasaulio žydai, mes neturim nieko prieš jūs
ir prieš jūsų valstybę mes nieko neturim. Izraelis yra labai gerai. Mes Bet ir mes Ups. nenorim užsirauti. Nu, tai faktas. bet Matai, mes nieko kas su nepasakėm Libija blogai. jie padarė? Sužioplino visą. Todėl Izraelis yra tvarkoj. Tuo atveju, jeigu 16 metai jau gali filmuotis kurioje nors valstybėje, aš nekaltinu nieko. Jeigu jį labai nori, tegul varo. Toks yra įstatymas. Mes kaltinkime tą premjerą, kuris padėjo savo parašą. Iš esmės taip. Ką, jeigu žmogus jaunas, durnas ir legalų, tai... O visus kitus mes kaltinsim po trumpos pertraukos.